2008 metų spalio 27 dieną įvykęs konfliktas vos neužbaigė Granuš gyvenimo ir daugelį mėnesių pririšo ją prie lovos. Ta diena ji vėlai grįžo namo, pamiršus įspėti savo artimuosius, kurie jau pradėjo jos ieškoti. Po kivirčio su tėvais Granuš pasiliko viena kambaryje. Jai kilo mintis pabėgti iš namų iššokus pro langą. Aš greitai priėjau prie lango, atidariau, pažvelgiau taip žemyn. Apskritai buvo baisu, tiesiog labai aukštai. Aš jį atidariau antrą kartą, atsistojau ant palangės ir šokau nuo ten, kad nepersigalvočiau. Aš kai iššokau, mama taip pribėgo, ji taip žiūri ir sako, Granuš, o aš ten taip guliu. Nuo skausmo aš susėmiau už žolės. Aš maniau, kad tai praeis. Aš tiesiog nemaniau, kad susilaužiau. Jie pakvietė radiologą, padarė visą tą tyrimą ir viskas paaiškėjo, kad tai buvo pirmojo juosmens slankstelio lūžis. Granuš 2 mėnesius gulėjo nejudėdama, todėl jos virškinimo sistema pradėjo nebeveikti. Jos plaučiuose atsirado baisus švokštimas, atrofavosi kojų raumenis. Diena po dienos, laukdama stebuklo ir bandydama atsikelti, ji liko gulėti nejudėdama. Susirūpinę dėl to, kad Granuš būklė nepagerėjo, tėvai nuvežė ją pas neurochirurgą apžiūrai. Kai neurochirurgas apžiūrėjo visas nuotraukas, jis pasakė, ko jūs laukite, kodėl neatvykote iš karto. Davė siuntimą tyrimams ir pasakė, kad reikia skubiai operuoti. Operacija, kelios dienos reanimacijoje, lašinės injekcijos. Granuš buvo pasirengusi viskam, kad tik pradėtų vaikščioti. Kai atvykome pas neurochirurgą, žinoma, nesitikėjau. Kai pirmą kartą reikėjo daryti operaciją, taip ir antrą kartą. Kai jis pasakė, kad operacija buvo nesėkminga. Kai man pasakė, kad ten pasidarė dar blogiau, aš vėl buvau šokiruota. Sakau, kaip tai pasidarė blogiau? Aš juk nieko nedariau. Jis sako, kad slankstelis pajudėjo labai blogai, sako gydytojas. Pasislinko iki nugaros smegenų, liko tik 80 mm. Sakė, kad jūs galite tai palikti, bet jeigu tai paliksite, jūs nežinote, gal po valandos tapsite neįgali, nedaug dieve. Po mėnesio ar po 2-3 metų tai įvyks. Jūs nežinote kada. Kodėl jums reikia gyventi tarsi ant adatų? Nagi, sako jis, mes jums padarysime antrą kartą. Jis pasakė, aš jūsų laukiu, kai surinksite visus pinigus. Mes pradėjome rinkti. Reikia 130 000 rublių, kad būtent iš titano tokį įtvarą įsigyti. Gimimo dieną visi tikisi, kad jų norai išsipildys. Vaikščioti tai buvo Granuš svajonė. Per savo gimtadienį, kaip visada, ji gulėjo lovoje bejėgiškos būsenos, veikė televizorius ir jos nepaliko mintis apie antrą operaciją. Gimiau kovo 19 dieną. Vadinasi, 18-ąją sužinojome apie antrąją operaciją. Koks tai gimtadienis, jei žinai, kad vėl reiks gulti po peiliu. Ir visus metus galvojau, kad reikia gerai atšvęsti 15 metų sukaktį. Bet nuotaikos nebuvo. Visų pirma, ji nebuvo nuotaikoje. Visos tos pasiekmės po pirmosios operacijos. Visi tie skausmai, organizmas visiškai neatsigavęs. Ir vėl tiesiog per trumpą laiką vėl antroji tokia didelė operacija. Na, štai aš guliu, mama viską gamina, aš įjungiu CNL kanalą. Pagalvojau, gal kažką gero ten per televizorių pažiūrėsiu. Todėl įjungiau CNL. Na, ten rodo programą ir tuomet pradėjo rodyti reklamą. Vladimiras Muntianas pradėjo kalbėti. Jis kalba, žinote, apie viską pasakoja, rodo tarnavimą. Žinote, man tokios didelės akis, kad visi yra išgydomi. Pasakojo, kad net krūties vėžys išgydomas. Kai aš tai išgirdau, tiesą sakant, net nepatikėjau. Aš galvojau, kad tai reklama ar kas. Neįmanoma, kad vėžį išgydytų, taip nebūna. O, mama, sakau, mama, ateik čia greičiau, paklausyk, ką jie sako apie moterį. Ji žiūri, klauso, o pastorius Vladimiras Muntianas tuomet pasakė, melskimės, ir mes meldžiamės. Mes abi verkėme, uždėjome ant jos stuburo rankas, abi uždėjome rankas, verkėme ir meldžiamės kartu su pastoriumi. Na, nežinau, bet buvo toks pojūtis, kad būtinai įvyks kažkoks pokytis į gerą.
Kai ji pamatė tai, kas vyksta dvasinio atgimimo centro tarnavimuose ledo rūmose, nepagydomų vėžio formų išgydymas, sarkomos, epilepsijos, tuberkuliozės išgydymas, kai žmonės atėjo į tarnavimą neįgaliųjų vežimėliuose ir su ramentais pradėjo vaikščioti, joje užsidegė tikėjimas, kad Dievas padarys stebuklą ir jos gyvenime. Pasakiau seneliui, važiuojame, prašau, važiuojame su mumis. Aš sakau, kad noriu ten nuvažiuoti, ką tai kainuos jums. Sakau, nuvežkite mane. Sakau savo tėčiui, gal tu važiuosi su mumis. Ne, sakė jis, aš netikiu, aš nevažiuosiu. Tegul senelis važiuoja. Aš nieko netikiu, kur aš važiuosiu. Sakau, na gerai, tai jūsų reikalas. Sakau, aš noriu važiuoti. Aš žinoma apskritai nudžiugau. Mane tarsi kažkas traukė, viltis mane traukė. Reikia važiuoti, reikia būtinai ten nuvažiuoti. Viskas bus gerai. Na, aš apie tai, kad nevažiuoti net negalvojau. Aš taip pat turėjau tikėjimo jausmą, kad turi įvykti kažkoks stebuklas. Antrą operaciją, na galima tai padaryti ir po to. Gydytojas paskyrė mums balandžio 8 dieną, kad mes jau atvyktumėme. Bet mes tai atidėjome, galvojame, kad būtinai nuvyksime į ledo rūmus. Net jei reikės operacijos, tai tik po to. Maskvoje mes sustojome ir papasakojome savo artimiesiems, ten gyvena mūsų giminaičiai. Mes jiems pasakėme, bet jie sako, ne, mes to netikime. Tai neįmanoma, sako jie, jūs veltui švaistote savo laiką. O kai kurie sako, taip labai gerai, sako, visada būk su Dievu ir su tavimi, viskas bus gerai. Bet kas sužinojo, visi buvo šokiruoti, sakė, tu esi gydytoja, bet kuo tu tiki, Nagara, ar tau viskas gerai? Sakau, ne, mes vis tiek važiuosime, o viduje toks jausmas, kad aš vis tiek tikiu, jog kažkas turi įvykti. Ilgas kelias iš Permės į Dnepropetrovską. Granušai ir jos artimiesiems nebuvo lengvas. Ledo rūmuose ją paguldė ant kėdžių, eilėse tarp žmonių, kuriems malda pirmoje eilėje buvo paskutinė viltis sulaukti stebuklo. Pastorius pasakė, kad dabar prasidės šventosios dvasios judėjimas. Jei bent kažką pajusite, kažkokius pokyčius, ką nors, tai darykite tai, ko anksčiau nedarėte. Tai, ko negalėjote padaryti. Turėjau korsetą, aš visą laiką žiūrėjau į jį, visą laiką kartojau savo, korseto daugiau nebenešiosiu. Po šio tarnavimo korseto daugiau neužsidėsiu. Pradėjau su juo melstis. Melsdamasis, jis kvietė šventąją dvasią, kad jį veiktų, darytų visą tai, išgydytų. Pradėjau melstis. Pradėjau taip drebėti, kad maniau, jog čia to jau nukrisiu nuo kėdžių. Toks drebulys. Aš tai taip drebėjau, kojos taip darėsi, štai taip visą laiką. Tai panašiai kaip paklodė iš purto. Taip mane drebino, štai taip drebėjau. Aš gulėjau ir viduje sakiau, negaliu, dabar čia dar nukrisiu nuo kėdės, visai gerai bus. Ir mane kažkas pradėjo štai taip lenkti. Lenkė, ištiesė ir ištiesė. Ir visa tai man baigėsi tiesiog akimirksniu. Ir kažkas, tarsi tai nebuvo tiesiog balsas, žinote, iš šalies, kurį aš girdžiu, ir ne aidas, bet tarsi, na, nežinau, apskritai, tai tarsi kažkas aidint sakytų, kelkis. Taip ramiai iš pradžių sako, kelkis. Pati savo sakau, ne, tai turbūt aš pati savo pagalvojau, ne, sakau, tai ne tai. Pagalvojau, gal kas dar gali tai sakyti, gal tai ne Dievas, ne, sakau, gal tai aš pati savai bandau įtikinti, o balsas sako, kelkis, sakau. Sakau, aš jau pradėjau abejoti, o gal tai tikrai Dievas. Sakau, gal dabar kažką darysiu su šėtonu, dar krisiu, susilaužysiu, dar blogiau bus. Ne, sakau, nesikelsiu, ne. Kelkis, sakau tau, kelkis, štai taip sako. Aš sakau, jei pastorius prieis prie manęs ir pasakys, kelkis, aš atsikelsiu, be jokių problemų. Man reikia, sakau, viešpatie, duok man kokį nors ženklą, kad esu išgydyta. Ir aš pamačiau, kad jis staigiai pasisuko ir pradėjo eiti mano kryptimi. Ir visi pradėjo atlaisvinti kelią, patraukti kėdes ir visus patraukė į šalį. O jis prieina prie manęs, atsistoja virš manęs, uždeda ranką ir meldžiasi už mane. Jis pasimeldė, paskui manęs paklausė, kas man? Aš sakau, man lūžo stuburas. Jis sako, žinai, Dievas tau sako, kelkis.
Aš juk pasakiau, kad jei jis ateis, aš tikrai atsikelsiu. Ir aš be jokios abejonės tiesiog atsikėliau ir ėjau kaip normalus žmogus, be jokio sunkumo ar be jokio suvaržymo. Vaikščiau kaip paprastas žmogus, pilnavertis. Dar daugiau, prasidėjo pilnavertis gyvenimas, ar kaip? Aš galėjau vaikščioti, galėjau sėdėti, aš galėjau viską daryti, ko anksčiau negalėjau. Ir kai man pasakė, kad kas nori liudyti, eitų ant scenos, aš nuėjau, aš sakau, aš eisiu, aš visiems pasakysiu, sakau, aš būtinai pasakysiu. Ji pragulėjo daugiau nei 5 mėnesius, ji nevaikščiojo, nesėdėjo, šiandien ji vaikšto, sėdi, gyvena pilnavertį gyvenimą ir yra dėkinga Dievui už savo stebuklą. Praėjo lygiai 10 metų nuo Grahamuš išgydymo. Per tą laiką mergina baigė Permės valstybinį kultūros institutą. Jos specialybė solinis dainavimas ir operinis paruošimas. Ji dalyvavo daugelyje kūrybinių konkursų, kuriuose ji ne kartą tapo nugalėtoja. Dabar ji yra laiminga, džiaugsminga, tikslinga ir svarbiausia, pilnavertė ir sveika mergina, kuri vis dar dėkoja Dievui už savo išgydymą.